Sielos likimo matrica tai jūsų gyvenimo tikslo, misijos, gyvenimo gerovės, sveikatos, harmonijos, sėkmės, pilnatvės, sielos likimo pašaukimo nustatymas remiantis 22 likimo arkano energijomis ir jūsų gimimo data. Tai metodas, kurio pagalba jūs patys galėsite susidėlioti savo individualią mozaiką ir nukreipti savo likimą teisinga vaga. Išmoksite, kaip išvengti gyvenime nesėkmių ir rasti atsakymus į esminius klausimus, tokius kaip kokia mano paskirtis šiame gyvenime, kokios esminės užduotys jūsų gyvenime ir kokias pamokos jums reikia išmokti. Pinigai jūsų gyvenime, karminės užduotys, kurias reikia išspręsti. Sveikata, kodėl man tokie išbandymai ir dar daug kitų klausimų, į kuriuos rasite atsakymą. Likimo sielos matrica labai įdomus ir visapusiškai išsamus numerologinis metodas. Likimo sielos matricos sudarimui reikalinga tik gimimo data. Gimimo datos skaičiai surašomi į atitinkamas matricos pozicijas. Likimo sielos matrica sudaryta iš 8 kampų geometrinės figūros ir 8 eilučių ir 4 stulpelių lentelės. Klasikinėje Pitagoro numerologijoje naudojama 9 skaičių sistema. Likimo sielos matricoje naudojami 22 skaičiai. Likimo sielos gimimo matricos skaičiai vadinami energijomis arba kodais. Likimo sielos gimimo matrica tai 22 gimimo energijų arba 22 gimimo kodų sistema. 22 energijų savybės yra susijusios su Taro 22 didžiaisiais arkanais. Kiekvienas matricos skaičius arba energija gali būti mūsų realizuotas pozityviai, kūrybiškai, negatyviai, destruktyviai. Nuo teigiamos ar neigiamos mūsų savybių realizacijos priklauso ir rezultatai, ir galimybės. Matrica atskleidžia, kaip galima transformuoti negatyves energijas. Gimimo matricos 8-kampyje surašomi gimimo datos skaičiai. Diena, mėnesis, metai, komforto zona, karminė uodegėlė. Gimimo diena – įgimtos savybės. Gimimo mėnesis – talentai, gabumai. Komforto zona – asmenybės saviraiška. Gimimo metai – materialinė sėkmė. Karminė uodegėlė – pasąmonės tendencijos. Mėnesis plus karminė uodegėlė – vidinis potencialas, sielos energija. Diena plus metai – išorinis potencialas, saviraiškos visuomenėje energija. Gimimo matrica atskleidžia, kokią energiją, teigiamą ir neigiamą, paveldėjome iš tėvo giminės. Kokią energiją, teigiamą ir neigiamą, paveldėjome iš motinos giminės. Gimimo matrica analizuoja mūsų finansinės galimybės, sėkmingas veiklos sferas, darbe kilusių problemų sprendimus. Gimimo matrica tyrinėja mūsų asmeninių meilės santykių ypatumus, individualias užduotis santykiuose, bendras poros užduotis santykiuose. Gimimo matrica apibūdina mūsų vyriškąją ir moteriškąją asmenybės pusės, apskritai santykių su vyrais ir moterimis, asmeninę paskirtį, visuomeninę paskirtį, bendrąją paskirtį, kosminę paskirtį. Gimimo matricos čakrų arba geros savijautos lentelė apibūdina mūsų energetinių centrų ypatumus, fizinę ir emocinę savijautą, energijų balanso galimybės. Gimimo matricos analizė puikiai padeda rasti atsakymus į daugelį labai mums aktualių klausimų – finansai ir karjera, sveikata, bendravimas ir meilė, saviraiška ir talentų realizacija. Gimimo matrica išsamei atskleidžia mūsų psichofizinę prigimtį, asmenybės ypatumus, charakterio savybės, elgesį ir mąstyseną, stipriasias ir silpnasias pusės. Gimimo matrica analizuoja mūsų dvasinį potencialą, vidinį pasaulį, aukštesniojo aš prigimtį. Gimimo matrica padeda susidaryti išsamų savęs supratimą, susivokti savyje, ugdyti sąmoningumą, atpažinti pozityves ir negatyves elgesio tendencijas. Gimimo matrica atskleidžia esminės įtemptų ar konfliktinių santykių, nesutarimų šeimoje ir sociume priežastis bei darnaus sutarimo galimybes.